Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Rugpjūčio 27 dienos posėdžio darbotvarkė, galbūt prieš posėdžio darbotvarkę norėčiau paprašyti prisistatyti, kadangi esam filmuojami, tai gal galėtumėm prisistatyti, iš kur jūs filmuojate. www.širvis.lt. Pilietinė žurnalistika. Andželika Bagočiūnienė. Aš atsiprašau, tarybos nariai jau išgirdo, gal galėtumėm pakartoti. Tarybos nariai klausia. Laikraštis Širvis. Pilietinė žurnalistika. Laikraštis Širvis. Taip, rugpjūčio 27 dienos posėdžio darbotvarkė. Dalyvauja, kaip matau, 20 tarybos narių ir pagrindinėje darbotvarkėje yra 11 klausimų. Tai, gerbiami tarybos nariai, kas už pagrindinę posėdžio darbotvarkę balsuojam, kas už? 20 už, prieš nėra, susilaikė nėra ir skubos tvarka yra įregistruoti 8 klausimai, tai siūlau balsuoti, kas už. Nėra potvarkis, nes priradęs. Gerbiami tarybos nariai, kas balsuoja už? Mes negavom klausimą. O, jūs negavote. Nėra potvarkio, nėra. Čia skubos tvarka, gerbiami Nėra tarybos nariai. potvarkis. Gerbiami tarybos nariai, iš tikrųjų nedarykit silutės, jeigu jūs turėsit kažkokių pretenzijų, yra vyriausybės atstovas, yra teisiniai ginčiai, tai prašau, iš tikrųjų bus svarstoma. Iš tikrųjų, labai sudėtinga, kada gauni 20 dieną prieš 8 klausimus ir bandai kažką juos sužinoti, tai iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir kalbėti, kadangi mes ir pakeitėm reglamentą, sumažinom tą terminą, čia buvo 10 dienų prieš tarybos posėdį, dabar padarė dar daugiau. Tie skubos tvarka, klausimai, kai juos gauni, iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir aš prašyčiau, kad jeigu yra galimybė, kai jūs tos klausimus dėl to anksčiau, tada būtų galima pasinagrinėti, bet kiekvieną dieną sudėtinga gali. Gerai, dėkoju tarybos nariai, kaip išmonėjai, iš tikrųjų atkreipsim dėmesį į šitie klausimai. Ir net tarybos nariai apspręs tą kainą. Tarybos nariai. Taip, tarybos nariai, prašau klausimų. Sakykit, prašau, kiek iš jūsų turite socialinių? Čia yra tvirtinamas Ne, socialinis būstas. savivaldybės būsto ir Mes pagalbos. paklausim, kiek yra iš jūsų? Tai iš tikrųjų ne šio sprendimo klausimas. Aš klausiu, dėl ko aš suvesčiau į vieną klausimą. Tai žiūrėkit, socialinis būstas ir yra Cvirkos, jeigu yra sąrašas. Cvirkos, pavyzdžiui, 9, tai yra koks socialinis būstas. Bet socialinis būstas, įsitrauktas socialinio būsto sąrašą. Yra du sąrašai. Pagal naują tvarką yra du sąrašai. Savivaldybės būsto sąrašas ir socialinis. Taip, tada kitas klausimas būtų. Tai Tvarka turi antras būti. klausimas, Taip, Kęstutis Vagelis, prašau. Taip, antrasis klausimas bus toksai. Tai sakykime, dabar tvarka pardavimo pradžioje turi būti prašymas. Taip, tai dabar pasakykit, tada kitas klausimas būtų, tai Vilniaus gatvėje 25 namas, 20 Vilniaus gatvėje 25, ir būtas 24. Sakykime, prašymų tikrai nėra, kokiu būdu jūs įsivaizduojate. Mes tvirtiname, čia yra tas pats sąrašas, kuris buvo patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės būsto fonde. Tarybos sprendimu buvo tvirtinamas sąrašas, mes tvirtinam vieną bendrą sąrašą vieną kartą, o po to gavę prašymus, kad Tai kaip jūs galite tvirtinti sąrašą, kur būtas nebus parduotas? įstatymas Tai įpareigoja. leidžia, Įstatymas leidžia. leidžia. Tai yra ir klausimas. Tam ar 141 objektą, 148 objektus įtraukti, jeigu iš jų būtų parduodami 5 kameras išnuomos. Yra tikslinga, kiekvienas privalo būti Bet privalo būti įtraukti. pagal įstatymą yra numatyta, kad visi mes turime sudaryti visiems vienodas sąlygas. O kad sudarytos būtų sąlygos, mes turim Atitikti, tam, kad būtų atitikti, tam, kad būtų vienodos sąlygos, jis turi atitikti reikalavimus. Jeigu būtas net netitinka reikalavimus, tai kam įtraukti? Net nesitinka, kam įtraukti? Netitinka, prašymai yra. Tai
Tai nėra laikotarpis, tai nėra prašymas. Aš prašau, jeigu galima, prašau nedaryti turgus ir noriu paprašyti administracijos direktorį Ingridą Baltušytę Četrauskienę paaiškinti tarybos narį. Nebūtų žydas, yra skyriaus vidėje, kur yra atsakinga. Administracijos direktorė atsakinga už viską. O Dieve, jūs nepasakos, kad atsakinga. Klausimą, kaip tarybos narys uždaviau ką? Papildomai paaiškinimus. Pilnai paaiškinti. Paaiškinimų visą išaiškinimą pateikia. Tam, kas galėtų žmogus pateikti prašymą. Žinot, tai kurie netitinka, jeigu metų tokia netiksus reikalavimai. Tai kam traukti? Tam, kad sudaryti gyventojams galimybę pateikti prašymus, turi būti patvirtintas tarybos. Gerbiamas tarybos nariai, jeigu jūsų netenkina šitas sprendimas, aš jums siūlau kreiptis vyriausybės atstovas, ir iš tikrųjų, jeigu jūs būsite teisus, klausimas bus persvarstytas. Bet jūs puikiai žinote, prieš pateikiant šitus sprendimus, kiekvienu klausimu yra diskutuojamas su vyriausybės atstovu ir klausimai potvarkiai traukiami tik tai suderinus su vyriausybės atstovu. Tai gerbiami tarybos nariai, jeigu daugiau nėra klausimų, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Prašau. Parašau. Vytautas Šimonykas. Mokėčių tais valstybės, kurie saugos tvarkai šaukiami, nėra perėmė. Per vieną naktį. Šitas klausimas nėra skubos tvarka. Tarybos nariai, tai prašau balsuoti už sprendimą, kas už. Kas prieš. Susilaikė tarybos nariai. 14 už, prieš 2 susilaikė 4, sprendimas priimtas. Dėkoju. Jo, šito 8 klausimų aš nusišalinau. Sprendimas dėl prisidėjimo, vadovaudamas Lietuvos Respublikos skyriaus administracijos 16 straipsnio 4 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 dienos įstatymo numeris 4/26 patvirtintomis vietos bendros strategijų rengimo taisyklėmis, savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėti ne mažiau nei 7,5 procentų visų tinkamų finansuotų projektų išlaidų prie Širvintų miesto vietos veiklos grupės finansavimo, rengiant vietos plėtros strategiją, kuri bus įgyvendinama pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos komisijos 2014 metų rugsėjo 8 dienos sprendimu numeris C 2014-697, 8 prioritetų socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu, 8.6 investicinė prioriteto bendruomenės inicijuojama vietos plėtros strategijų gyvenimas, 8.6 pagerinti vietinės įsisavinimo galimybės, didinti bendruomenę, socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenę, transportų vietos valdžios ryšius. Didžiausia vienam projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 eurų. Šis sprendimas gali būti skirtas. Dabar tai sprendimas, prašoma, yra klausimų, pranešėja administracijos direktorė. Aš norėjau, ar tai yra paskutinis prisidėjimas, ar dar bus toliau prisidėjimas? Prie vietos miesto veiklos. Taip. Tai yra vienintelis prisidėjimas. Ir daugiau nebus? Jeigu nepasikeis įstatymų, Norėjau paklausti, kodėl šių klausimų nusišalino merė tarybos narė. Aš negaliu balsuoti dėl, jeigu aš nežinau, ką jūs privalo. Motyvas privalo būti.
Prašau. Gerbiami tarybos nariai, posėdžio dalyviai, mums yra pateiktas sprendimo projektas dėl Broniaus Dūrio atleidimo iš Širvintų rajono Alytaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Sigitai Kaminskienei laikinai eiti Širvintų rajono Alytaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. Trumpai paaiškinsiu, kad yra gautas direktoriaus prašymas nutraukti darbo sutartį kartu susitarimu ir gautas Sigitos Kaminskienės sutikimas laikinai eiti pareigas, todėl ir parengtas šis sprendimo projektas, kuriuo pirmuoju punktu taryba nuspręsta atleisti Bronių Dūrį iš direktoriaus pareigų 2015 metų rugpjūčio 31 dieną pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnį ir išmokėti jo 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis, išmokėti kompensaciją už nepanaudotas kasmetinės atostogas ir priklausantį darbo užmokestį. Antruoju punktu įgalioti Širvintų rajono savivaldybės merą parengti ir pasirašyti su Širvintų rajono Alytaus pagrindinės mokyklos direktoriumi Broniumi Dūriu susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo šio sprendimo pirmame punkte nurodytomis sąlygomis ir pasirašyti nutrauktą darbo sutartį. Trečiuoju punktu pavesti Sigitai Kaminskienei laikinai eiti Širvintų rajono Alytaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos iki kol bus paskirtas Širvintų rajono Zibalų pagrindinės mokyklos direktorius, bet ne ilgiau kaip 1 metus. Nustatyti 26 tarnybinio atlyginimo koeficientą ir 30 valandų darbo savaitės trukmę. Įgalioti ketvirtuoju punktu Širvintų rajono savivaldybės merą pasirašyti terminuotą darbo sutartį su Sigita Kaminskiene dėl pavedimo jai laikinai eiti Širvintų rajono Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. Ir penktuoju punktu įpareigoti Širvintų rajono Zibalų pagrindinės mokyklos direktorių Bronių Dūrį iki 2015 metų rugpjūčio 31 dienos įskaitytinai perduoti turtą ir dokumentus Sigitai Kaminskienei, kuri nuo rugsėjo 1 dienos laikinai eis direktoriaus pareigas. Dar truputėlį pateiksiu informacijos, kad direktorius Bronius Dūris šioje mokykloje dirba 36 metus ir iš jų 33 dirba direktoriaus pareigose. Taip, prašau, Alfredas Atvikas. Norėjau vidės paklausti, ar esamo direktoriaus atleidimo iš pareigų ir priėmimo laikinai eiti pareigas nereikia įskirti atskirus sprendimo projektus? Ne. Taip, tarybos narys Pirmakas. Aiškinamajame rašte yra sprendime užrašyta, kad bus išmokėta 6 mėnesių darbo užmokesčio kompensacija. Tai norėjau paklausti, gerbiamas merės, ankstesniuose komitetuose, kai diskutavome apie meno mokyklos direktorius, kuris išmokėjo 6 mėnesių kompensaciją mokytojai, kurie štai kokiai ilgai dirbo šioje įstaigoje. Ir akcentavote, kad galima buvo išmokėti 2 mėnesių išeitinio, išmokėjo 6. Tai labai kategoriškai to klausimu pasisakėte, o šiandieną šioje situacijoje taip pat elgiamasi 6 mėnesių išmoką, o galima buvo ją išmokėti mažesnį. Meno mokyklos direktorius negalėjo tai mokytojai išmokėti 6 mėnesių išeitinių, todėl kad jinai neatitiko reikalavimų, kad galėtų ir būtent šitą darbą. Gerbiami tarybos nariai, situacija yra kokia yra. Tai ko čia 6 išeitinės ir... O gerbiamas yra atidirbęs 36 metus, o kiekvienas mokytojas ar meno mokyklos mokytojas, jie visi turi turėti atitinkamą kvalifikaciją ir reikalavimus, kad galėtų užimti šitas pareigas. Ir mes to tikrai labai gražiai laikysime. 20 manęs prašau. Kaip suprantu, čia jūs išleidžiate šalių susitarimų faktiškai. Tai šalis gali įvairiai susitarti. Tuo labiau, kad aš drįstu teigti, ar spėti, galbūt čia drįstu spėti, galbūt jis bus įdarbintas kokioj nors savivaldybės biudžetinėje įstaigoje, kuri yra finansuojama
tikro štai, jeigu mes žmogų išleidžiame, tai iš tikro reikia susijuoti skaityti. Bet jeigu mes žmogų perkeliame, tai nereikėtų kitų darbuotojų sąskaitą tam gerinti sąskaitas. Reiktų laikytis vienos. Bet tada, jeigu galima, aš atsakysiu gerbiamam Vytui Šimūnėliui šitą klausimą, jeigu buvęs mokyklos direktorius Lubys bus kur nors įdarbintas ar savivaldybėje, ar pavaldžioje įstaigoje, ar bet kurioje kitoje įstaigoje Širvintų rajone, aš jums asmeniškai pasižadu, kad jis visas 6 išeiginės sugrąžins į savivaldybės biudžetą. Bet aš jums galiu užgarantuoti, kadangi buvo asmeninis pokalbis su mokyklos direktoriumi ir jis šiandien dienai nemato savo ateities Lietuvą. Labai gaila, kaip prarandas tokių žmonių. Prašau tiesiog pateikti. Taip, tai didelė faktas, kurį tikrai noriu pasakyti, kad tikrai verta 6 išeitinių, bet norėtųsi, kad būtų taikyti vienodi principai visiems. Taip, ir dabar merė jūs pasakėt, kad jam nepriklauso, tai norėčiau raštiškai atsakymą, kodėl nepriklauso tam žmogui metamų mokyklos išeitinės. Norėčiau raštiškai. Taip. Paruoškit, prašau, Kęstučiui Pakainiui raštišką atsakymą. Kodėl nepriklauso? Dėl meno mokyklos mokytojos. Tai iki 31 dienos jūs pirmiausia paklauskit meno mokyklos direktorius, mes savo ruožto atsakysim jums ačiū tarybos nariu. Tai prašau, ar dėl šio sprendimo dar bus klausimai? Kadangi Taip, prašau, atsakymą. Kadangi mes balsuojame už mano žmogų, kuris bus priimtas, aš prašyčiau, kad jis aš sustatytų. Gerai, buvo ir komitete pretendentė Sigita Kaminskienė, prašau. Dailės bakalauro laipsnį turiu, 2012 įsigijau vyrų mokytojo kvalifikaciją, vadybos turiu, mokiausi vadybos politiką ir švietimą, turiu vadovavimo darbo su pedagogais ir aplamai 3 metus. Ateinu šitą darbą dirbti, nekvalifikuoti, neieškoti kažkokių tai nežinomų dalykų, o svarbiausias mano yra tikslas gerinti mokyklos kokybę, pradžioje siekti to, kad išlaikyti vaikus, nes mokyklėlė yra tikrai maža ir norėčiau išlaikyti mokyklą vaikams arčiau namų. Ačiū, prašau, ar dar turite Sigitai Kaminskienei klausimų, gerbiami tarybos nariai, prašau, kaip matai? Kokiu būdu galite išlaikyti tos mokymus? Kviesti ieškoti, turėjau gerą patirtį mokykloje kitame rajone Molėtuose ir galiu drąsiai teigti, kad direktorė vaikščiodavo pas kiekvienus į namus, argumentuodavo aiškiais prioritetiniais klausimais, kaip pavyzdžiui misija, kad matyti vaikų ugdymas, pasiekimai, man tai yra labai svarbu. Ačiū. Prašau, tarybos nariai, ar dar turite klausimų? Klausimų nėra, tai siūlau balsuoti, kad už šį sprendimo projektą. Už 19, kas prieš? Vienas. Ir susilaikė? Nėra. 19 už, prieš 1. Sprendimas priimtas. Ačiū laikinai direktoriai ir tarybos nariam. 10 klausimas. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 metų balandžio 25 dienos sprendimo numeris 193 vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimų. Prašau. Taip, gerbiami tarybos nariai. Turite dėl šio sprendimo klausimą? Pirmiausia, čia, kiek suprantu, yra apklausa daroma namuose. Taip. Pavyzdžiui, aš noriu ateinu, pas jūs, žinau, kad jūs balsuosite taip, o pas Kęstas neįjūri namus, jūs taip. Manau, kad šitas apklausos yra tikrai protimas. Tai sudaryti galimybę visiems išreikšti savo nuomonę. Svarstant nuomonę. Gerbiamas Jonai Kruvoneckai, mes iš tikrųjų nesam tokie aiškiaregiai,
balsuodat prie šito klausimo ar prie 11? Tai jeigu galima, aš prie 11 klausimo apie grupę ir atsakysiu, o dabar prabalsuojam už 10 klausimą. Ačiū. Tarybos nariai, jeigu klausimų nėra, tai kas už šį sprendimą dėl tvarkos aprašo pateikimo? Kas prieš? Kas susilaikė? 12 už. Prieš nėra, susilaikė 8, sprendimas yra priimtas. Dėkuoju tarybos nariam. Ir 11 klausimas dėl vietos gyventojų apklausos būdo. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimą? Vytautas Šimkėlis. Taip, grįžome prie tokio seno klausimo, tai yra šitas klausimas labai susijęs su seniūnijos steigimu. Iš tikrųjų, klausimas yra, koks sakyčiau, aktualus galbūt, reikalaujantis platesnės diskusijos ir aptarimų. Kokie tai yra teigiami dalykai bus, kokie bus neigiami. Šiandieną mes tik sužinom, kad kažkas tai kreipėsi, mūsų kolegos, aišku, kaip sakė, mūsų kolegų kreipėsi. Ir šis klausimas jau papuolė va taip greitai per kelias dienas, per 3 dienas čia. Reikia mums apsispręsti pakelti ranką. Tai iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga. Kadangi kalba šis klausimas apie apklausos būdą, šiuo atveju tai mes kalbame, kad kažkas, ne kažkas, o merės posvarkių, bus sudaryta, sakykime, kažkokia tai grupė žmonių, asmenų, tvarką paremti direktorė, direktorė parengs tvarką, reiškia, bus vienokio ar kitokiu būdu, tai bus einama per namus. Aš sakyčiau, jeigu mes, kaip miestiečiai, bendruomenės nariai, pribrendome, reiškia, tokiam klausimui, tai demokratiškai įspręsime. Turime per visą miestelį eilę mūsų įstaigų, kuriuose mes galime sugalvoti tą būdą, kad visi norintys pareikšti savo nuomonę, eidami iš parduotuvės, iš mokyklos, ar dar iš kur nors, ateitų ir įmestų savo kažkokį tai lapuką. Jis pritarė ar nepritarė. Kad nebūtų tai, kad paskambino į duris, aš atidarau, kažkas ateina. Ateina mano kolegė kažkur tai iš darbo, iš kažkur tai, aš ten dirbu, aš tiesiog noriu diskutuoti to klausimą. Tiesiog tai nebus mūsų tikrosios nuomonės atspindys šito tai taip. Tai jeigu mes norime iš tikrųjų sužinoti, tai remtis, kad mes galios apklausėm, gyventojai pasakė mums pritarė, tada mes ir įsteigėm. Tada visiems bus aišku ir nekils jokių diskusijų apie tą būdo pasirinkimą, ar jis geras ir blogas, ar visi gyventojų nuomonė išreiškia, ar tie gyventojai išreiškia nuomonę, ar skaidriai buvo padaryta. Iš tikrųjų tokių šalutinių klausimų tikrai nekiltų. Tai aš siūlyčiau šitą klausimą įdėti, jam geriau pasirengti ir tada šitą apklausą ir įvykdyti. Ir tada sudalyvausim mes visi. Jame, kas tik tai nebijingi Širvintų miestų. Tai va. Ačiū tarybos narių už nuomonę, tai norėčiau tada patizduoti, kaip įstatymą parašyta, kokie galimi apklausos būdai. Tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose. Gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant. Kitas galimas variantas - atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose. Ir sekantis būdas - gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose. Tai mes laikomės įstatymo ir aš nelabai įsivaizduoju, kokio jūs būdo norit, kad mes prie Maksimos stovėtumėm su urna ir klausimėm žmonių, prašau. Noriu paklausti, ar jau dabar yra žinoma, jeigu mes kalbame apie Širvintų miesto seniūnijos įsteigimą, kokios bus ribos šitos seniūnijos ir kaip pakis apskritai seniūnijų ribos? Miesto ribos, tai miesto seniūnija, tai bus miesto ribos, Širvintų seniūnija, tai miesto ribos kaip yra, tai bus miesto ribos, prašau. Jeigu įstatymė yra galimybė, kad rinkėjas arba gyventojas gali išreikšti savo nuomonę namuose, tai aš manau, kad tai galėjo būti sprendime įtaka žmonių su negalia, kurie negalėtų pasiekti kitų, vadinkim, viešųjų įstaigų. O tai priimti kaip už pagrindą, nemanau, kad reikėtų. Tai yra išskirtinis atvejis žmonės, kurie galbūt yra su negalia, tiesiog gali ateiti namus ir kad jie išreikštų savo pilietinę valią apie savo rajono sprendimus. Visi kiti būdai, aš manau, taip pat turėtų būti naudojami šioje apklausoje. Ačiū tarybos nariui už nuomonę. Iš tikrųjų, Širvintų mieste bus apklausta labai daug žmonių.
reikalauja įstatymas, tai turės būti ne mažiau 1000 gyventojų. Tai tikrai, kurie norėtų sudalyvauti šito apklausai. Ir čia jokios tragedijos nėra, jeigu Širvintų mieste atsiras miesto seniūnija, nes šiandien dienai... Taip, tarybos nariai, prašau, ar dar klausimų turite dėl šio sprendimo? Klausimų nėra, tai kas už šį sprendimo projektą? Kas prieš? Kas susilaikė? Dėkuoju tarybos nariams. Pereiname prie klausimų skubos tvarka. Dėl Širvintų rajono ugdymo įstaigose organizuojamo priešmokyklinio ugdymo modelių 2015-2016 mokslo metais patvirtinimo. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja. Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė. Pirmo punktu. Patvirtinti Širvintų rajono ugdymo įstaigose organizuojamus priešmokyklinio ugdymo modelius 2015-2016 mokslo metams. Modeliai patvirtinami. Antrų punktų pripažinti vienam gavę Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 metų sprendimą dėl Širvintų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvarkos aprašus taisyklių. Pirmas. Prašau tarybos nariai, ar turite klausimų švietimo ir sporto skyriaus vedėjai? Klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Prieš susilaikė nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 dienos sprendimo numeris 193 dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendro ugdymo programas nustatymo Širvintų rajone bendro ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais dalinio pakeitimo. Prašau. Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė. Pirma. Pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 dienos sprendimo dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendro ugdymo programas nustatymus Širvintų rajono ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais. Pirmo papunktį dėl skaičiaus 16 įrašyti 15 ir papunktį išdėstyti taip. Širvintų Lauryno Sauliaus Guzevičiaus gimnazijoje 15. Papunktį 110. Vietoj skaičiaus 6 įrašyti skaičiaus 7 ir papunktį išdėstyti taip. Širvintų Barskūnų pagrindinėje mokykloje 7. Papunktį 111. Skaičius 1 įrašyti 0 ir papunktį išdėstyti taip. Širvintų Barskūnų pagrindinės mokyklos Medžiukų pradinio ugdymo skyriuje 0. Antras. Papildyti sprendimą. Papunkčių ir išdėstyti taip. Širvintų Čia yra klausimas šiuose komplektai, čia yra pirma pradžia. Šitam pastate, kur mokėsi šitie pradinukai, dar yra bibliotekėlė ir kultūros ten filialo patalpos. Aš kaip suprantu, dabar yra daromas pirmas žingsnis ir skaičiau puslapį internetiniam, kad iš tikro Jurguotė nuvykusi galvoja iškelti iš to pastato ir kultūros tas patalpėlės ir biblioteką. Tai ką noriu pasakyti? Šitą klausimą tikriausiai reikėtų spręsti kompleksiškai. Iš tikro, jeigu iškelti kultūrą į biblioteką, į tas patalpas, ką jūs minėjote, tenais tai iš tikro reikia gauti leidimą įgyvendinti institucijos, reikia darytas remontas iš struktūrinių fondų pinigų. Tai be jų leidimo tai negalime daryti. Šiandien iškėlus mokyklėlę tuos 5 vaikus, faktiškai kol kas ta patalpa turės, dar tai bus naudojama. Jūs negalėsite jau šiandieną arba rytoj iškelti ar po mėnesio, kol negausite leidimo. Tai ar tai leidimas bus ar nebus, šitas kitas klausimas. Tai aš sakyčiau, gal jau tėvai prašo, 5 vaikai yra, tai sakykime, tas išlaikymas nebūtų brangus dar metam, o po to spręsti klausimą vienu metu. To pastato ir sakykime, organizacijų perkėlimo
skaudžiausia tada, kada tarybos nariai kalba apie pinigus ir apie išlaikymus, o ne apie vaikų sąlygų pagerinimą. Jūs puikiai žinote, aš vakar buvau nuvykusi į Barskūnus, pradinukam puikiai paruoštą klasę, be pelėsių, be kiaurų langų ir tikrai vaikai negali mokytis tokiom sąlygom, kokios yra Medziukuose. Nes bet kuris tėvas jūsų nuvažiavęs į vietą pasižiūrėtumėt ir jūs tikrai nenorėtumėt, kad jūsų vaikai tokių pelėsių kvėpuotų nuo ryto iki vakaro vaikams. Suteiktos geresnės sąlygos, vaikai galėtų lankyti būrelius, kartu su mokytoja nuo Medziukų nuvažiuos iki Barskūnų mokyklos, o dar labiau džiaugiamės, kad Barskūnuose vis dėlto atsiras pradinė klasė, kur vaikai galėtų mokytis lietuvių kalbą. Lietuvybė, mes irgi turim puoselėti. Prašau, tarybos narys, tiesiog pakalbėti. Ar merė nepasijautė savaitės, kad čia spręstų už tėvus, kur vaiką mokytis? Nes jūs savaitės karalienė. Tai nebent, tai jaučiu, kad jūs sprendžiate, tai tėvams spręsti, kurie mokytis. Iš tikrųjų, mūsų pareiga yra, kad vaikai būtų aprūpinti gerom sąlygom. Ir mes to labai stengiamės to pasiekti ir tą padaryti. Prašau. Tai labai puiku, tai jeigu kaip rūpinatės Barskūnų mokykla, dėl tikimės ir pastatos tarnyba, pėsakėlė to vaikai auginami, bus tęsiama. Aš taip supratau. Mes iš tikrųjų kreipėmės į Švietimo ministeriją, prašydami finansavimo ir tikrai turime labai didelį norą šitą objektą pabaigti sutvarkyti, bet ne iš Širvintų rajono mokesčių mokėtojų pinigų, ne iš rajono biudžeto, o gauti papildomų lėšų. Ir aš manau, kad mes to tikrai pasieksime kartu su Seimo narės pagalba. Prašau, tarybos nariai, ar dar turite klausimų? Prašau. Zenonas Michaelis. Prieš kelis metus, kai buvo priimtas sprendimas uždaryti Vileikiškių pradinę mokyklą, ten lankė 14 vaikų. Ir pusė tėvų irgi buvo prieš uždarimą. Daugumos sprendimų balsavimų tai buvo padaryta. Nors vaikų skaičius buvo ženkliai didesnis. Ir patirtis rodo, kad vis dėlto tas uždarimo klausimas ko gero buvo teisingas padarytas, nors dar buvo ir prieš. Bet galimybės vaikams tobulėti ir lankyti papildomus būrelius ir mokytis savo klasėse, neklausytis ir kitų klasių, kas yra dėstoma, žymiai labiau vaikai gauna daugiau informacijos, labiau jais sąlygą. Aš tėvai parašo tarybos narį. Aš labai norėčiau tarybos narių atkreipti dėmesį, pati su tėvais buvau susitikusi ir švietimo skyriaus vedėja, kartu mes lankėmės ir iš tikrųjų tėvų šioks toks lengvas pasimetimas, jiems svarbiausia, kad vaikai būtų čia vietoj šalia, bet kai pradedant diskutuoti apie tai, kad jie gautų geresnę aplinką, kad jie gautų bendravimą su daugiau vaikų, kad jie gautų anglų kalbą, dabar jie anglų kalbą gaudavo vienu metu ir 2 valandas, jūs suprantat, kad tai nėra pasiruošimas geras ir iš tikrųjų pagal tvarkas taip neturėtų būti, jie gaus papildomus būrelius ir tikrai nebuvo tėvų kategoriškos nuomonės, kad vieną mes grįžim būsimės, kad nenorim tų vaikų perkimti. Teisingai, tėvai nori, kad čia matytų juos per langus, bet aš net nebejoju, kad po mėnesio laiko jie pasakys, kad vis dėlto gerai, kad mes grįžomės ir tai padarėme, nes vaikams tikrai bus geriau. Aš norėčiau truputėlį įsiterpti, kadangi bendravau su visais tėvais ir paprašėme, kad į susitikimą ateitų 5 vaikų mamos ir tėčiai, atėjo 2 vaikų mamos, močiutės ir kai kurie to pastato darbuotojai. Iš tikrųjų, vaikai negauna to ugdymo, kuris jiems priklausytų. Kaip nekeista, vienas vaikas, kuris buvo 6 metukų prieš tai, visus metus ir prieš mokyklinio ugdymo grupę buvo vežiojamas į Barskūnų pagrindinę mokyklą. Jis buvo mažesnis, dabar paaugęs, jis jau pirmokas bus ir jau pirmoko mama kaip ir nenorėtų leisti į Barskūnų pagrindinę mokyklą. Prieš mokyklinukas buvo Barskūnuose, o pirmokas nori būti Medziukuose. Po šito susitikimo, kai nematė kiti tėvai, prie manęs priėjo viena mama ir pasakė, aš labai norėčiau, kad mano vaikas mokytųsi Barskūnuose. Manyčiau, kad ir mokytojai būtų geriau, nes jinai galėtų bendrauti su kolegomis, bet bijau garsiai viešai apie tai pasakyti. Aš atstovauju vaikus už ugdymo pusę. Jeigu visus metus anglų kalbos pamokas vykdavo 2 valandas
skyriaus vedėjai. Ne, tai aš tiesiog supratau taip, jeigu mes kalbam, atmetam pastatą, kad vaikomas turėjo sąlygą, veikų yra geriausias. O toliau jūsų valia taip. Tai prašau tarybos narys. Mes ne prieš mokysi. Mokysi atžavinė, mokysi kitoj mokyklai. Jokio skirtumų, kur mokysi. Ar mes prieš? Mes ne prieš. Mums nereikia mums įrodinėti. Mokysi Barstūnas, ar mes prieš mokysi Barstūnas. Bet tik tai prieš, kad jūs priverčiat vaikus mokytis. Ten kur jūs norite vaikus? Mokysis, ar mes prieš? Ar jūs neleikia? Ar direktorius neleikia mokytis Barstūnų mokyklos? Kokie politikai priverčia? Kas privertė ant tos vaikas? Kaip tarybos nariai, dėkoju už diskusiją, tai siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą. Vienas. Kas prieš? Vienas. Susilaikė? 13 už, prieš 1, 6 susilaikė, sprendimas priimtas. Dėkoju tarybos nariams, sprendimas dėl leidimų UB Širvintų vaistinei nuomoti patalpas. Taip, prašau pasakyti. Tai veiklos dalykas, taip supratau, vaistų. Aš atsiprašau, ar galima skyriaus vedėjai yra laikina vaistinės direktorė Vaiva Daugėlienė, tai prašau ateiti čia, atsakysite visus klausimus. Tarybos nariai ir prieš tai norėčiau, kad pristatytumėt buvusią situaciją, kurią jūs perėmėte. Tarybos nariai privalo žinoti visą informaciją ir atsakyti tarybos narių klausimus. Turbūt visiems nepaslaptis, vaistinė situacija yra prasta. Yra labai didelės skolos vaistų tiekėjams, yra didelės skolos už paslaugas ir situacija, Jeigu galima, direktoriai, įvardykite, prašau, skaičius. Perėmėte kokias skolas? bendra skolos suma yra šiai dienai, bus netoli 20 tūkstančių. Pati vaistinė iš savo apyvartumo, iš savo veiklos, jinai neišsilaikys. Taip, prašau, tarybos nariai. Man tada aš įklausimas, tai jeigu vaistinė nevykti savo funkcijų, teisingai, patalpos priklauso kam? Ne vaistinė, teisingai. Tai teisingai, grąžinkit savivaldybei grąžinkit tas patalpas, tai savivaldybė tik nuomoja. Antras dalykas, jeigu vaistinė nevykdo savo funkcijų, vadinasi, pervaldinkit nekilnojamo turto agentūrą, kuri nuomoja patalpas ir užsiimkit kitą veiklą. Tai kam daryti, nuo galvos ant kojų, nuo kojų ant galvos? Tai kam tada ta įmonė, kuri galėtų nuomoti, ką jinai darys? Tai kam tas juridinis vienetas, kuris išlaikys buhalterį, vadovą ir galbūt vieną darbuotoją vadinti? Tai toks ir klausimas. Kokia yra šiai dienai, bus tokia mintis, kad mes ieškom investuotojų, kurių yra norinčių padengti mūsų skolas pirmiausia. Tai va, tai yra žaliausia šiai dienai. Tai yra, tai susiimsit nevaikinės darbus ir pervadinkit ir užsiimkit nekilnojamo turto. Tai gal paskui pervadinsit, bet šiai dienai reikia išspręsti skolų klausimus. Tai nuo to ir pradėsim. Tai va, nuo to ir pradedam. Vaistinė dabar užsiimštomą. Bet mes iš to gausim pinigus, už kuriuos padengsim skolas. O kas jas padengs? Tada savivaldybei reikės jas dengti. Skola yra didelė. Mes ieškom, yra besidominčių, yra siūlančių labai geras sąlygas. Ir mes pasidengę savo skolas, po to dar gausim, savivaldybė gaus nuomos mokestį. Kitas klausimas. Aš manau, kam reikia vaistinės, aš sakau, pervadinkit juridinį vienetą, kaip juridinis vienetas nesikeičia, tik keičiasi jo pavadinimas. Su skolomis pakeičia nekilnojamo turto agentūrą ir galės nuomoti visas kitas patalpas, tuo pačiu jūs susigrąžinti pinigus, aš taip ir sakau. Gerai, ačiū. Pagal jūsų pastabą, gerbiama direktorė, jūs užsifiksuoti kur nors tarybos narių Kęstučio Pakalnių siūlymą. O sekančiai tarybai norėčiau, kad iš tikrųjų labai konkrečiai pristatytumėt mūsų sugalvotą labai gerą vaistinę
Gerbiamas pirmininkė, kas prieš, kas susilaikė, dėkoju, sprendimas priimtas. Sekantis klausimas. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų vasario 20 dienos sprendimo numeris 149 dėl pritarimo integruotų teritorijų vystymo programos projektui, priemonėms ir veiksmams pakeitimo. Prašau. Parengto tarybos sprendimo tikslas yra pritarti patikslintai Vilniaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos projekto Širvintų rajono savivaldybės dalį būtent. Ką mes šiuo tarybos sprendimu keičiame, yra tikslas kompleksiškai apjungti tam tikrus projektus, tai yra kompleksiškai bus sutvarkytos viešosios erdvės aplink tvenkinį ir bus įrengtas pėsčiųjų tiltas, laisvalaikio ir sporto zonos sutvarkymas prie gimnazijos ir kanalo takas atnaujinimas. Gerbiami tarybos nariai, prašau klausimą. Yra klausimas, kadangi matau, kad Kaunaudrio gatvėje įtraukti recenzijų projektą. Ne. Į recenzinį yra įtrauktas tik vienas projektas, kuris... Tai, tada kažkaip tenai kažkaip Čia yra įtrauktas vienas rezervinis projektas, kuris yra Širvintų miesto istorinės dailės tvarkymas. Tai tik šitas. Bendra vertė kokia, tada ten nuskirtų pinigų. Turite omeny kanalų Pagal tą programą. Pagal šitą programą visą. Pagal visą šitą programą. Turite omeny miesto istorinės dailės tvarkymas. Ne pagal visą, kaip pagal visą integrų teritorijų, tad Lūdžio rajonas ir tam tikra lėšų dalis skirta, taip? Ir dabar kiek yra pinigų yra skirta? Kiekvienai priemonei yra... Bendra suma, nes yra lėšų pasidalinos, sakykim, iš 15 metų spalio mėnesį. Visus projektus. Aš galiu atsakyti į klausimą. Yra šioje programoje numatyta apie 10 milijonų eurų pačioje programoje, o pinigų skirtų dar nėra, kadangi ministerijos pačios skirsto pinigus. Tai tam ir yra programa, tai yra planas. Strateginis planas, taip pat ir šitas planas Europos Sąjungos programos įgyvendinimas tikslinė teritorija, tai yra Širvintų mieste. Pagal ministro įsakymą konkrečiai turite omeny vidaus reikalų ministerijos pinigus, tai yra 2,5 milijonų eurų. Tai šitas pinigus žinoma, o plius dar yra iš švietimo ministerijos, iš susisiekimo ministerijos, iš kitų ministerijos. Tai sumuoja apie 10 milijonų. Supratau, ačiū. Tai supratau, tai sakykime... Tai gerbiamas Vidas Šimūnėlis, antras klausimas, prašau. Tai yra tai, kad, sakykime, šiandieną mes dar nežinome, kiek tų rezervinių gali atsitikti surinkti, kadangi suma šiandieną nėra tiksliai įvardinta. Tai yra planas. Taip, ačiū. Tarybos nariai, prašau, klausimą Vilmantas Mateika. Šiaip šitie visi projektai parengti ir kaip ir man kaip tarybos nariai, jie mane tenkina, man atrodo, tai yra gera idėja. Širdį ir nors vienoje vietoje. Bet, yra toks žodelis. Šiaip būtų logiška ir protinga, kaip mūsų rajono savivaldybė mėgsta taikyti kitų rajonų arba netgi respublikų pavyzdžius ir įgyvendinant projektus šiek tiek pasidomėti, ar racionalu būtų tam tikri projektai, kad būtų iššildytos. Tai yra tiltas, kuris yra planuojamas pėsčiųjų, kaip suprantu, kai yra į vieną pusę 100 metrų berods ir į kitą yra puikus susisiekimas. Nejaugi mums nėra kur pinigų dėti, būtent šitą tiltą įrenginėti. Tai vyksta čia projektai, man viskas tinka. Nes pasižiūrėkime Latvijos pavyzdį. Ne prieš tiltą, taip? Taip, prieš tiltą. Gerai, ačiū, prašau užfiksuoti tarybos narys, yra prieš tiltą pėsčiųjų, prašau, tarybos nariai. Tai palaukit, o tai nėra protokolama, kad čia vieną epizodą užfiksuoti. Ne, tai reikia visos tarybos nario. Tai yra protokolama. Labai aiškiai išreikšta nuomonė tarybos nario, tai palaukit, man jinai labai Palaukit, bet jinai kur užfiksuoti? Prašau, tarybos nario. Aš galvoju, kad savivaldybė, kaip pavyzdį paimsiu, tikrai prestižiškai atrodytų važinėdama su
prisidės, bet šiandieną galimybė tikrai nėra, yra kur investuoti pinigų. Tai šitas investicija, aš manau, aš sutinku, kad tas tiltas ten būtų. Bet jeigu tai perteklinių pinigų reikalas, aš galvoju, perteklinių pinigų, manau, nėra ir tikrai būtų logiška investuoti. Pavyzdžiui, vaikų žaidimo aikštelės, kurias puikiai parodėte, kaip jie pradedate daryti. Sukurkite parką, pasižiūrėkite į kitus rajonus, važiuoja po 5 km aplinkeliais, kad privažiuoti prie parko. Tiltai neišspręs mūsų infrastruktūros gerinimo. Skaitykit viską, tai čia yra ir klausimas, čia yra. Prašau. Aš manau, kad čia daug yra ir aš manau, kad šitą planą reikėjo bent tiek panagrinėti, pasidėti ir pasiaiškinti. Aš nematau čia, kur 600 automobilių susirenka prie stoties, kur yra Turgaus teritorija. Čia visiškai nekalbama apie šitą dalyką, nors čia didžiausia rajono žmonių masė susirenka kiekvieną savaitę. Todėl aš manau, kad reikia papildomai galvoti kažką. Tik jau tai, iš tikrųjų, tarybos narės, galimybę kalbos milijonai. Aš labai atsiprašau, gerbiamas tarybos narės. Taip, savivaldybė buvo parengusi ten visą projektą ir tarp visko ir dalis šitų projektų, kur yra, bet jūs tik tai dalis. Gal galėtume nors vieną parodyti savivaldybės parengtą projektą? Gal galėtume nors vieną kartą jūs atneškite tik šitą? Kanalogio gatvės vienas, visi savivaldybės. O prie Turgaus šitai taip pat. Gerai, gerbiamas tarybos narės, aš norėčiau jums atsakyti, prie stoties tos zonos jūs akivaizdžiai meluojate. Jokio projekto prie stoties nei buvo parengta, nei yra, nes jūs puikiai žinote, kad vadovaujant Vytautui Šimonėliui buvo pasirašytas su Kazimieru Visacku koncesijos sutartis stoties ir ten tikrai nieko negalim daryti, nes yra koncesininkas, nors mes ir kaip turim, ir minčių turim, bet daryti iki kol yra koncesijos sutartis, mes nieko negalime. O jeigu jūs nors vieną projektą parodysite, kuris buvo padarytas, apie ką jūs kalbate, mes turbūt tarybos nariai iš savo asmeninių lėšų gyvenimis. Jeigu jūs nors vieną parodysite. Replika. Koncesija prie stoties savivaldybė leido sutaupyti ne mažiau kaip 3 milijonus litų, tai ateina. Ir kada toliau kita, dėl projektų. Ką jūs turite galvoje projektas? Tai techninį projektas turite galvoje ar dar ką nusakyti? Pas jūs projektai visi buvo galvoje fantazijų, bet nieko nebuvo parengta dokumentas. Matot, o fantazuoti mes galim čia visi skirtingai. Vat Vidmantas, matot, sako, man kažkur važiuoja. Matot, jūs kalbate, nesupranta apie šnekate. Iš tikrųjų, mes dabar, ką noriu pasakyti, ką mes dabar tvirtiname, taip pat yra, mes patvirtinam sąrašą. Tolimesnė eiga bus techninių projektų parengimas. Kada atsiras paprašai šių priemonių. Tai iš tikrųjų, šiandieną techniniai projektai, jeigu mes turime techninį projektą, mes jį galim įgyventi, galim neįgyventi. Jeigu mes jo neturim, tai nėra problema. Šitam įgyvenimui yra skiriami 4 metai, 5 metai yra skiriama šitai projektui. Ir dabar, anoj kadencijoje, tvirtinom vieną integruotų teritorijų sąrašą, kuris kažkiek pasikeitė. Bet galim paimti seną, kuris buvo anos kadencijos, pažiūrėti, kas dabar šitą kadenciją. Dabar šitą patvirtinsim, tai jūs galėsite ruošti techninius projektus, o galėsite neruošti. Kada nėra prasidės, jos subėti. Jūs tikriausia puikiai žinote, kad pirmiausia rengiami investiciniai projektai, bet jūs jų nei vieno irgi neparengėt. Jūs jau 2 kartus kalbėjote. Prašau, tarybos nariai, ar dar turite klausimų? Klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą, kad už. Už, kad prieš, kad susilaikė, 12 už, prieš 1 susilaikė 7, dėkoju tarybos nariams. Iš tikrųjų, nuo šito jūsų sprendimo priklauso viso miesto vizija, viso miesto ateitis. Ačiū Jums supratimą. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 dienos sprendimo numeris 132 dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros paveldo komisijos sudarymo
ir nuostatų patvirtinimo dalinio pakeitimo. Kultūros turizmo skyriaus specialistė Laura Kirtiklienė. Prašau. Labadiena, šiuo sprendimu norima iš dalies pakeisti komisijos sudėtį. Kadangi pasikeitė vadovai, tai ir atsirado poreikis pakeisti sudėtį. Tai pasikeičia tokie komisijos nariai. Vietoj buvusio mero įrašoma Irena Vasiliauskienė Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotoja. Vietoj Kęstučio Pakalnio tarybos nario įrašomas Romas Tibolas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys, kultūros švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas. Vietoj infrastruktūros skyriaus vedėjo Roberto Bartulio įrašoma Kristina Vanigonienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, kadangi nevykdo priežiūrą įvairių statinių ir taip pat kultūros paveldo statinių. Ir taip pat papildomai įrašomas seniūno atstovas Virginijus Sniegis, Čiobiškės seniūnijos seniūnas, kadangi jo seniūnijoje yra nemažai objektų, tenka dažnai dirbti, tai labai gerai žino situaciją. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Tai 19 už. Dar. Gerbiamai jūs nebalsavote? Galim balsuoti. Tai gerbiami tarybos nariai, prašyčiau šio klausimų perbalsuoti. Kas už šį sprendimo projektą dalyvaujantis komisijai gali balsuoti. Kas prieš? Susilaikė? Irena Vasiliauskienė nusišalins nuo balsavo sprendimas priimtas. Tibolas, atsiprašau, tarybos nariai, labai atsiprašau. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. Prašau. Tai šiuo sprendimu Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatus, taip pat įpareigoti Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę Laimą Kiščerą pasirašyti pakeistus biudžetinės įstaigos Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatus ir registruoti jos jungtinės namų registre teisės aktų nustatytą tvarką. Ir trečias punktas - panaikinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 22 dienos sprendimą nr. 182 dėl Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų. Kaip išginamajame rašte buvo rašoma, iš tiesų, kadangi yra paskyrė ir savivaldos įstatymas, daug kas sprendžia meras, tai buvo punktai pakeisti. Ir kaip matote, pirmos dalies buvo pakeisti 1, 6, 8, 12, 14, 15 punktai. Na ir antros 8 dalių pavadinimai ir punktai. Taip pat buvo įtraukta nemažai punktų iš biudžetinių įstaigų įstatymų. Tarybos nariai, prašau, klausimų. Prašau, Vytautas Šimoniauskas. Čia matau, tai bibliotekai 22, kiek anksčiau buvo etatų? 44. Taip. Čia kitas klausimas, gerbiamas, tai gal aš vėliau. Taip. Tai tarybos nariai, ar dar klausimų turite? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kad už. Kas prieš? Susilaikė? Vienas. 19 už, susilaikė 1. Andrius Kažolis paskui pasiteikė, aš mačiau, kad balsavo už pusę. Gerai, ačiū. Sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bartuškio ir Jų filialo panaikinimo. Prašau. Tai šiuo sprendimu Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia. Pirmas punktas - panaikinti Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bartuškio filialą. Antras punktas - panaikinti Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sužvalio filialą. Ir trečias punktas - nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio
kadangi šiuo klausimu yra užsirašęs gerbiamas Juozas Rimkus, Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, tai prašau pasisakyti. Tai prašau į tribūną, aišku. Jūs esate užsiregistravę per 8 klausimų, tai Gal man padėsite atsakyti klausimą. Labadiena, gerbiama merė, gerbiami tarybos nariai. Esu pakviestas jūsų viešosios bibliotekos darbuotojų atstovas darbuotojų. Ir šito klausimu norėjau tiesiog pasidomėti, kadangi Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga veikia daugumoje Lietuvos savivaldybių kultūros įstaigų ir turi nemažą patirtį. Apie tai galėsiu pakalbėti kitų klausimų. Dabar konkrečiai turime klausimų pastebėjimų dėl Barkiškio filialo. Tai gerbiamas pirmininkė, aš noriu jūsų paklausti. Jūs užsiregistravęs kaip pasisakyti, ar kaip paklausti? Užsiregistravęs kaip pasisakyti, o... Gerai, tada formuluosiu savo pasisakymą. Tiesiog gali persitinti abu klausimai, todėl atsiprašau, kad galbūt kai kas tiktų į kitą klausimą, bet kadangi kaip pasisakymas, tada bandysiu į vieną sutraukti. Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga, kaip jau minėjau, veikia daugumoje Lietuvos savivaldybių kultūros įstaigų, todėl turi nemažą patirtį ir jūs ne pirmieji širvintiškiai darote optimizavimą ir mažinate ir pareigybų skaičių ir uždarinėjate filialus. Šiais laikais tas nestebina galbūt tik tai tas faktas, kad tai daroma tokia skubos tvarka. Kaip elgėsi didžioji dauguma Lietuvos savivaldybių? Prieš gerokai iš anksto, prieš mėnesį mažiausia, kai kurios savivaldybės netgi 2-3 mėnesius skiria, sudarydama tam komisijai, traukdama darbuotojų atstovus, traukdama gyventojų atstovus. Ir šitą komisiją, kiek žinau, eilė savivaldybių vykdavo į vietas, į tos filialus, kur veikia, ir susipažindavo vietoje su esančia situacija ir paskui priimdavo protingus, išmintingus sprendimus. Siūlau tai pasielgti ir jūsų tarybai, kadangi dabar konkrečiai dėl Barkiškio filialo, kadangi bibliotekoje yra vykdant mūsų profesinės sąjungos europinį projektą, praeitais metais gimė įstaigos kolektyvinė sutartis, joje vienas punktų minima, kad reikia suderinti su profesinės sąjungos komitetų, darbuotojų profesinės sąjungos nario atėjimą ir kiti dalykai. Aš manau, kad šitie dalykai bus atlikti, bet tik tai yra truputėlį neramumas, kad dėl dviejų aspektų. Visų pirma, dėl žmogaus dirbusio, ar jis tikrai gaus pasiūlymą dirbti kitose pareigose, bet dar didesnis yra nuogąstavimas dėl gyventojų, jūsų potencialių rinkėjų, jūsų tiesioginių rajonų gyventojų, dėl jų poreikių patenkinimo. Kadangi žinau situaciją visos Lietuvos, ypač bibliotekų filialuose, tai žinau, kad teta bibliotekininkė, jinai yra didžiai gerbiamas žmogus kaimo vietovėse. Mokiniai šitą stoja eilės ir rašo eilutę, kada jie galės prieigą prie interneto gauti, nekalbant apie suaugusių su socialinė atskirtį žmonių, taip pat bibliotekininkės tas funkcijas atlieka. Todėl pagal siūlymą numatomus planus, kiek žinau, kad bus į daugiau funkcinį centrą perkeltas, dalis pusę etatų skiriama, atsižvelgiant, kiek gyventojų faktiškai gyvena ir kiek yra
dabar skaitytojų šiandienai. Tikrai manau, kad tai yra nepakankamas laikas pusė etato, kuris numatomas. Tikrai nepakankamas. Aš neturiu pasiūlymų, nežinau, tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad jūs balsuodami priimtumėte sprendimus, nes čia liečia ne vieną personalę, ne vieną bibliotekininkę, kurios kaip mūsų narės prašau jai surasti dar pasiūlyti darbą. Bet eilė gyventojų, todėl prašyčiau dėl balsuojant už šitą klausimą atsižvelgti. Gerai, dėkojame Lietuvos kultūros darbuotojų profesiniai sąjungai už pasisakymą, tad norėčiau labai trumpai man sakyti, iš tikrųjų gyventojai yra pirmoje vietoje, mokinti mūsų nereikia, mes iš tikrųjų labai gerai išanalizavome šitą situaciją. Mokiniai tikrai turės prieigą prie interneto, daugiafunkciniam centre, beveik visas aukštas bus skirtas bibliotekai su puikiausiom sąlygom. Be abejo, kitas šiek tiek nustebino dalykas, kad jūs ir pasiūlymų neturite atvažiavę, mes galvom, gal su kokiu geru pasiūlymu būsite. Ir kaip jūs sakote, mes tikrai tam žmogui, apie kurį jūs kalbate, kur filialas yra naikinamas, tam žmogui tikrai bus kažkas tai pasiūlyta, bet iš kitos pusės, suprantat, mes turime viską skaičiuoti ir apie viską galvoti, o ne užsiminėti daromų vietos funkcijom. Buvo tos žmogaus ir vyras pas mane atėjęs, bet labai gaila, manęs tuo metu nebuvo, su vicemerė kalbėjo ir iš jos buvo atėjęs, kalbėjo, kad reikia išsaugoti tikrai, žiūrime kiekvieną žmogų ir labai atsakingai pasakau, tikrai kažką sugalvosi ir tam žmogui pasiūlyti. Prašau, gerbiamas Mantas Matejus. Šiame pokalbėje, matau, buvo paminėta tik taip pat kažkiau teritoriją. Apie Liukumis nieko aš neišgirdau. Ir kaip Širvintų rajono gyventojas, atstovaudamas savo rinkėjus, noriu teigti, kad visi Širvintų rajono žmonės moka mokesčius vienodai, tai nepriklausomai nuo gyvenamos vietos, tai yra ar kaime, ar mieste. Bet labai norėtume, kad šitą sprendimą atsižvelgtumėt ir pasiūlytumėt alternatyvą kaimuose, kuriuose naikinate biblioteką. Ir jeigu pasiūlymo nėra, tai būtų klausimas, kaip jūs įsivaizduojate investicijas į teritoriją, kai vienas teritorijas norite sunaikinti, kitas išaukštinti. Ir mano paminėtas tiltas, kuris suteiks nedidelį patogumą žmonėms, kitoje teritorijoje jis gali būti didelių šviesų tie pinigai. Tad norėčiau pabaigti, kad adekvačiai pasižiūrėtumėt ir naikindami bet kokį kūrinį, kuris neša kažkokią tai žiburys kaimo, kuris bus paskutinis uždarytas, pritaikytumėt alternatyvą tos teritorijos gyventojams ir užimtumui laisvalaikiui. Ačiū tarybos nariui, norėčiau truputėlį jums bendrą informaciją, kad mokesčius moka nevienodai miesto ir kaimo gyventojai. Jūs kaip tarybos narys turėtume žinoti. Laura, prašau atsakykite dėl žmonių atsakysim tarybos nariai dėl įmonių. Pagėsimas pavyzdį. Įmonių situacija yra tokia, kad yra valstybinių patalpų. Jos anksčiau buvo valstybinių patalpose, tai kaip suprantu, ten buvo įkurta mokykla, kai jie uždarė, buvo šiek tiek privačiose patalpose, bet tas patalpas pardavė, jos nebenuomojamos. Ir dabar realiai nebėra turų. Ir biblioteka kaip ir sutinka, kad šitas filialas būtų atidarytas. Su sąlyga, kad žmogui bus suteikta darbo vieta. Taip, dėkuoju tarybos nariam, prašau, Romas Zibalas. Aš noriu dar pasisakyti dėl Liukolių bibliotekos. Prieš keletą metų aš viešėjau pas buvusią bibliotekininkę, berods jeigu neklystu, ir jos namuose yra saugoma visa surinkta kraštotyrinė medžiaga iš to krašto, bibliotekos įvairūs dienoraščiai ir moterys jau prieš keletą metų man skundėsi, kad Liukolėse bibliotekos nereikia. Dėl to labai keista, kad mes vėl grįžtame prie to, o iš tikrųjų lyg ir nėra. Moteris tuomet sakė, kad į Liukolės atvyksta iš Jelgavos kilnojamąją bibliotekėlę ir jinai sakė, kad tuo jinai yra lyg ir
dar aš kartą noriu pasitikslinti, tai kur ta biblioteka dabar yra, jeigu jos prieš 3 metus nebuvo. Tai buvo privačiose patalpose, man atrodo, čia direktoriaus pavaduotojai galėtų daugiau. Prašau, pavaduotoja, galėtų paraukti. Šeimų biblioteka buvo privačiose patalpose, pavaduotojai mūsų atsakomės nuomonė, nes tai yra laikas patalpas ir mums atsakytos patalpos, šiuo metu mes neturime galimybės, nuomonė patalpos. Dėkuoju pavaduotojai. Prašau. Prašau. Karalienė manęs perneša. Jūs irgi raštiškai tada jūs įgulėsit, pateikit, ko skiriasi kokie mokesčiai, kaimo vietovės ir miestas. Žemė, kaip jūs mokate? Mes kalba žmogus, o ne apie žemę mes kalbame. Apie žmogaus mokesčius. Apie žmonės. Žiūrėkit, apie ką kalbėjo pateika. Jis kalbėjo apie verslą, žmogus, kuris moka mokesčius. Tai ne apie žemę. Tai kitas klausimas. Tai klausimas buvo, man sakysiu. Bet kitas antras klausimas. Tai kokiu juridiniu pagrindu dirbs Bartuškė biblioteka? Kokiu juridiniu pagrindu? Jūs sakėte, kad pirmas apsakymas skirtas. Kokiu juridiniu pagrindu dirbs biblioteka? Mokyklos biblioteka. Visa persikėlė su... Tai mokyklai dabar. Daugiafunkcinėme centre. Iš mokyklos visa biblioteka persikėlė į daugiafunkcinę centrą. Mano žiniomis jau... Žiūrėkit, mokykla daugiafunkcinis centras nėra skirtas vienu mokiniam. Tai daugiafunkcinis centras skirtas bendrovės. Plačiajas. Tai sakė, visa mokykla persikėlė. Tai ką visi bendrovės? Ne mokykla biblioteka, o bendruomeniai skirtas daugiafunkcinis centras. Atsiprašau. Tai aš tai supratau, kad yra mūsų mokyklos biblioteka. Mokyklos, tai knygos bus mokyklinukam ar bus visai bendruomeniai? Visai bendruomeniai. Tai jūs mokykla dabar atlikti funkciją... Penktą klausimą užduodat. Antras Jonas, prašau. Aišku, iš tikrųjų labai keista, kad tokie svarbus klausimai pateikiami paskutinė ketvirta taryba. Bet mes socialdemokratų frakcija griežtai kategoriškai nepritarėm tokiems bibliotekų naikinimams. Todėl, kad nėra pasiūloma iš tikrųjų normali alternatyvose, nėra jokių supažintinų tarybos nariai. O vietoj to siūlyčiau valdančiai daugumai, kad kažkas sunaikintų kaimas, ypatingai kur tūkstančių šviesųjų, kad jie galėtų ir kažką sukurto. Šiandien matau, kad vyksta tik tai sunaikinti. Tai iš tikrųjų tai yra apgailėtina ir aš manau, kad ekonominio pagrindo tos bibliotekos atidaryti nėra, kadangi jos nėra ypatingai sunki našta savivaldybei. Tai aš manau, kad šviesų naikinimas tai yra tikrai labai blogas žingsnis. Ačiū socialdemokratų partijos atstovai, aš įsivaizduoju, kad tikrai galbūt jums širdį ir skaudu panalizavus visą situaciją. Bet norėčiau pasakyti, kad jūs neklaidintumėte ir čia skyriaus specialistų sėdinčių ir valdančiosios koalicijos tarybos narių. Šviesulių mes nenaikinam, Bartuškė pasilieka labai graži, puikiai, gerose sąlygose biblioteka antrame aukšte, kurie galės naudotis visa bendruomenė, taip kaip ir priklauso, ir visi vaikai šviesuliai nėra naikinami. Gerbiamas Vidmantas Madeika, prašau. Sakėte, kad atsakysite į šito klausimą, kuris buvo pateiktas prieš praeitame klausimą. Išėmė šio klausimo sprendimą. Sakėte, atsakysite. Žmonėms pakartoti klausimą. Matau, kad mažėja tokia 54 išlisidėjai. Tai 12 etatų. Tai gerbiamas Vidmantas Madeika, vėl jūs ladino Vytautai, todėl, kad šitas klausimas bus dar sekantis. Bet tai susijęs. Susijęs, kad bus sekantis. Tarybos nariai, prašau, kaip daro durų tarybos nariai, nesilaiko reglamento, po 5 kartą klausiantis ir prašau. Aš kaip supratau, teigia, kad vis dėlto kažkokios perspektyvos alternatyvos bus sukurtos tiek vienai bibliotekos filialui, tiek ir kitam filialui. Tai manyčiau, kad vėlgi šitas klausimas yra skubotas ir ankstyva šiandien spręsti. Galbūt mes galim susipažinti tarybos nariai su tom alternatyvom.
nėra naikinami. Ir biblioteka, vartų šitie pusės ir nematyti, nei savęs, nei tam, nei tarybos. Liuponis iš vis nebuvo, tai kai ką jūs kalbate, viešosios bibliotekos direktorius pavaduotoja labai aiškiai tą pasakė. Tarybos nariai. Tai kodėl jūs nesusitvarkėt per tuos metus, tą turėjot teisiškai sutvarkyti ir padaryti, tai mes sutvarkom šitas jūsų klaidas ir tiek. Tarybos nariai tai siūlo balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? 8. Susilaikė nėra, 12 už, prieš 8, sprendimas yra priimtas. Sekantis sprendimas dėl Širvintų savivaldybės tarybos 2015 metų sausio 29 sprendimo numeris 17 dėl Širvintų savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros įstaigų pareigybėms finansuoti, normų patvirtinimo ir Širvintų savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybų skaičiaus nustatymo dalinio pakeitimo. Prašau. Šios sprendimų Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų sausio 29 dienos sprendimo numeris 1/2007 dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros įstaigų pareigybėms finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 2.1 taupom ir išdėstyti taip. Širvintų rajono savivaldybės lėšų bibliotekai 32. Antras punktas nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2016 metų sausio 4 dienos. Tarybos nariai. Prašau. Tai, kaip suprantu, mūsų laukia didelės permainos. Jūs galite paaiškinti, kas bus, kadangi, suprantu, sumažės 12 metų, kitais metais 12 metų mažiau. Ar tiesa? Čia yra pareigybės 30. Tai jūs pareigybės mažėja. Žinot, labai tas miksas tada gaunasi šitoje vietoje. Pareigybės, tada tai žmonės gal kad ir... Tiesiog sumažinami yra kai kurie metai, kur lieka po pusę. O galima sužinoti, su kokiu pareigybės? Čia viskas gerai, tai iš tikrųjų, matote, sunku susitikti, kokiu tikslu šitas daroma, šitaip klausimus mes aptarinėjam, šitaip pateikim tarybos nariam medžiagą ir kviesti mūsų pritarimą arba balsavimą. Tai iš principo, arba komitetų posėdžiai, kurie sušaukiami, pasvariu medžiagą pirmadienį, atvažiavęs iš kažkur konvertės randi medžiagą, tada reikia rasti 8 papildomus klausimus ir tada tai svarstome. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų čia iš vis nesuprantama, kam tas klausimas yra pateiktas, tai yra tiesiog bandymas kažką daryti pusiau slapčia, pusiau oficialiai. Tai net tai yra negražu. Ačiū tarybos nariui už pastabą. Prašau, tarybos nariai, jeigu klausimų nėra. Dėl balsavimo aš atsiprašau, kur būtent mažiname tą, naikiname tą. Nes 12 tai čia yra tokia. Gal man galėtų padaryti direktorius pavaduotojai, nes jūs turite tas Mes šiuo metu turime preliminarias nesame aptarę. Aš prašyčiau šio klausimo, šitą klausimą pateikinti dėl to, kad pas mus reikia kolektyvinės sutartis. Šioje kolektyvinėje sutartyje yra pažymėta 2,4 eilutė, kad tai turėtų būti sudaryta, tvirtinant struktūrą, turėtų būti sudaryta darbdavio ir profsąjungos atstovų komisija, kuri per 30 darbo dienų arba po 10 dienų atsako į šitą klausimą, ką palikti pirmumo teise pagal 135 straipsnį. Ačiū direktorius pavaduotojai, struktūros gerbiami tarybos nariai, kaip suprantat, mes netvirtinom, pavaduotojai šiek tiek vadinės, struktūrą tvirtins, bibliotekos direktorė. Iš kur jam tvirtis tada atsirado? Prašau. Aš norėjau paklausti, koks pagal darbo iš tikrųjų, kiek planuojama sutaupyti menininkams ir valdžios biudžete, kad yra skaičiai. Taip, yra skaičiai. Tai prašau paviešinti. Tai turbūt
tikrųjų šitą situaciją matom kitaip ir etatus dėliojame kitaip, nes jūs puikiai žinote, kad pas jūs valytoje 0,25 etatų bibliotekui buvo užskaitytas kaip pareigybė. Tai mes paprasčiausiai dedam į vieną visus 4 etatus po 0,25 ir gauna vieną pareigybę. Tai tikrai, aš galiu atsakingai pasakyti, nieko čia skausmingo nėra, kaip atrodo, aš įsivaizduoju, kad šitie skaičiukai rodo kitaip, bet gerbiamas Andriau, jau kas, bet jūs turėtumėte žinoti, kaip tenais buvo sudėliotos tos pareigybės ir etatai. Prašau. Tiesiog tą ir sudėliokite tos 12 etatų, su jų didėjimu, pasakykite, mes galvotus už. Ir dabar, Žinom, ką jūs galite. Gerbiamas tarybos narys, šitas klausimas buvo svarstomas komitete, absoliučiai viskas buvo pristatyta. Aš dar norėčiau pasisakyti, kadangi esu užsirašęs ir šito klausimą. Taip, prašau dar kartą pasisakyti ir šito klausimą. Kaip visi žinote, darbo kodekso 47 straipsnis įpareigoja visą eilę jo punktų, įpareigoja vykdant tokios pertvarkas atlikti gan nemažas informavimo konsultavimo procedūras. Aš tikrai nenorėčiau, kad mūsų nepraėjus to etapo, būtent nesudarius rimtos komisijos ir darbuotojų atstovams nesudalyvavus komisijos ir kompromisų būdu neradus jūsų rajono savivaldybėje palankaus skaičiaus tų pareigybių ir neapsitarus tikrai bus įsukinėjamas rankos mūsų profesinės sąjungos pirmininkė. Aš žinau, ko tai baigsis. Tai siūlyčiau atsisakyti šito, siūlau elgtis kaip politikoje ir mes, darbuotojų atstovai, mes buvom ne prieš, kad Bartiškio filialas tenai būtų uždarytas, suprantam jūsų lūkesčius, bet aš kviečiu ir darbo partijos atstovus vis dėlto atidėti šitą klausimą. Tie žmonės, nes tikrai čia socialiai labai skaudus dalykas. 12 pareigybių, kai bibliotekoje yra 2,25 etato valytojų. Tikrai tai tie nesudarys tos 12 pareigybių. Tikrai laukia dideli skausmingi dalykai. Tai yra jūsų žmonės. Labai prašau, gerbiami tarybos nariai, prašau atidėti šitą klausimą vėlesniam laikotarpiu. Duokit žmonėm padėti komisiją. Ačiū. Prašau, gerbiami tarybos nariai, tai tada norėčiau profsąjungos pirmininkui pasakyti, kad sprendimai įsigalioja nuo 2016 metų sausio 4 dienos, tai jūsų profsąjungos galės daryti, ką jūs ir darom. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimą? Jeigu klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? Susilaikė, nėra, 12 už, 8 prieš, sprendimas yra priimtas. Gerbiami tarybos nariai, posėdis baigtas. Turėjom labai gražų jubiliejų, gerbiamas Elenos Dardavičienės, jos nėra, kaip vyko